diesel? Yes, diesel. Dudu. Galim sakyt pilna. Nešam į kitą pusę, dar 2 padangas. Kiek rodo? 1,9. Ką vyrai darot? Kuojam padangas po vakarykščio ralį. Smėlius. Vakar nusileidė padangas, bet galėtumėm pravažiuoti, tai va šiandien papildom oro. Ar skanus gėrimukas? Baigėm savo vizitą dykumoj, buvom apsistoję 2 paras, aplankėm labai gražias kopas, dykumos kopas, daug prifilmavom, prifotografavom, tikrai labai gražus vaizdai. Pasisekė gana su oru, nes buvo gan šilta, nors kiek buvom sutikę kitų keliautojų, sakė, kad labai šaltos naktys ir vėjuota, tačiau mums kaip tik labai pasitaikė gražus oras, tai dėl to gerai. Šiandien judam link vandenyno miestelio Svakopmund. Ten tikimės pamatyti flamingus, ruonių koloniją ir kelią, kur susitinka dykuma su vandenynu. Tai žiūrėsim, kaip seksis, nes kelionė dar laukia ilga, šiandien virš 4 valandų. Pakeliui stosim Soliteiro miestelį, ten yra degalinė, tai ten pasižvalgysim. Šiaip ryte turėjom ir vakar vakare truputį problemų su stovyklaviete, nes kol mes buvom išvažiavę palydėti saulėlydį į kopas, kažkas grįžom ir jau kažkas buvo užėmę mūsų stovyklavietę, įsikūrė, laužai sukurti, palapinės pastatytos. Tai teko truputį sugaišti laiko, kol mum surado kitą laisvą stovyklavietę, nes daug žmonių, daug rezervacijų, o mes turim, kadangi 2 mašinas, tai mums reikia didesnės stovyklavietės, tai gal kokių 40 minučių užtruko, kol daugiau, žodžiu, jau grįžom ir buvo visiškai tamsu, kol mes atvažiavom į savo stovyklavietę, bet nieko tokio, kadangi jau buvo likus paskutinė naktis. Šiandien ryte vėl išvažiuojant su nuotykiais, pasirodo, mums neteisingai paskaičiavo leidimo mokestį įvažiavimą, nes čia reikia leidimo įvažiuoti į šitą stovyklavietę ir kopas, tai neišleido išvažiuoti, kol dar neprisimokėjom papildomų $100. Bet nieko tokio, viską įsprendėm, važiuojam toliau, oras gražus, giedra, kiek laipsnių rodo? 26. 26. 11. Čia mum iki mūsų sekančios apsistojimo vietos virš 300, gal 380 km. Kelias nekoks, žvyras, tai ilga kelionė šiandien bus. Tai tiek.
kaktusas, bet spyglių nėra. Arba nučiupinėti, arba nupjaustyti, arba nežinau, bet nei vieno spyglio. Dar vienas irgi be spyglių. Šitie su spygliais. Labas vakaras, gerbėmi žiūrovai būsime. Mes esame Vokietijos miestelėje, kuris randasi Namibijai pajūryje. Šiandien yra penktadienis, lėktais tiksliai nežinom, very excited. Dabar perduodam žodį moteriams. Einam palydėti saulę, jeigu matysim, nes debesuota. Apsižiūrėjom suvenyrų čia gražių, po parduotuvės prasėjom. Čia vietiniai mus kalbina, visko siūlo. Hello, Dabar perduosim žodį I'm not a criminal. Audriui. Vaikinukas kažką pardavinėja, bet mes turbūt nepirksime. Okay, ciao, ciao. Bye bye. Bet pamatė, kad mes nelabai domimės. Vis turbūt kameros nelabai nori filmuotis. Vis atsisveikino. Давай. Nu ir kaip? Komentarai? Visai nieko, aš kaip žuvies mėgėja, tai man labai skaniai suėjo. Super. Ar žuvė, kaip mussels, kaip moliuskas. Man tai skanu. Čia biškai kiauto. Nu, audrėnai kokį. Gal dar iškrapštysim. Snarkite. Man skanu, bet nes kurį. Ne, kur tavo, kriauklė. Ai.
Audriui jau įprastas dalykas. Kasdien valgau. Audriu, pirmą kartą ragauja ar antrą? Kasdien pusryčiam, vanoj. Labai žuvies. Man į moliuską panašu. Nu ką, viso gero. Siriukė. Man kaip moliuskas. Bokas. Tik vėl galima. Nenorit kad šitų? Užsukome į vietinę parduotuvę, pažiūrėti kainą, apsipirkti kažką lengvai kelioniai, nes šiam apie pietus važiuosim į dykumą su gidu, nes kelias yra pavojingas, dykuma prie pat vandens, tai ten su savo džimpais mes nevažiuosime, reikia imti gidą, tai va, užėjom parduotuvę kažką apsipirkti, kažką užkasti, pasimti ir šiaip pažiūrėti kainą. Čia yra vietinių rankdarbiai, parduotuvėlė, pardavinėja įvairius rankdarbius, nuo rūbų, papuošalų iki kremų, muilo. Tai va, Vaiva bando išsirinkti savo arba piniginėlę, arba rankinuką. Traukia moteriškė iš turginio maišo gėrį ir grožybės. Įvairias spalvės odos dirbinius. Kokios kainos? Apie 1000-1400. Normaliai 1000, žiūrėjau kokia. Čia net, kiek čia neišeina, 50 svarų, net nedaug. Nepatiko rankinukai? Vakar mačiau labai gražų, bet aš jo šiandien nematau. Nu gal piniginę kokią rasi, įdomesnę. Nu ką, pirkau skrybelę, apžiūrėjom visur, ieškojom, bet radau odinę. Kieno oda? Kudu? Kudu. Lietuviškai nežinau kaip čia, antilopė gal? Antilopės rūšis. Odinė 750 baksų. Patenkintas. Nu ką, paėmėm, Vaiva visgi pasiėmė savo rankinę, aš zebro galvą. Įdėkiai gali mani kuprinę. Kuprinė pabiški pilnėja. Nieko daug nepirkom, bet va vis kažką pabiškutį. Toliau... Savo nešuos nešinė labai kalba. Nieko aš pats nešu. Toliau einam namo, pasiruošim už gero nepilnai valandos važiuosim į turą link dykumų. Kvapas toks, nežinau, žuvies kažkokios, aišku, jūra. Bet čia yra 2 rūšių flamingai. Sako, pasaulyje yra 6 rūšių flamingai. Šitam paplūdimy galima rasti 2 rūšių.
Enjoy the view, guys. You see the schnitzel, flamingo schnitzel, some pelican eggs, the spinach chicken schnitzel. This is game meat. So sparkling wine if you like, beer, water, coke. Please enjoy. If you like to clean your hands, here's a little book. Skanu, audriau. Ką valgai? Laukinė žvėriena. Kotletas. Ką Vaiva? Irgi kotletą, bet iš kažkokio žvėries. Šul piknikas, o ne? Nu jo. Still a believer. Labas rytas. Dabar pas mus 9 valandos, be 10:10. Paliekam Svakopmundą ir judam toliau į Madisą stovyklavietę. Bet pakeliui dar užsuksime į didžiausią pasaulyje ruonių koloniją. Tai ten turėtų būti labai daug ruonių, jie ten gyvena ir aplankysim, pažiūrėsim. Vakar buvo gana ilga diena, pirmą kartą vakar turėjome ekskursiją, tai nereikėjo niekur rūpintis ir vairuoti, niekur važiuoti. Buvom pavakariniauti, kaip tradiciškai, čia kiekvieną vakarą mėsa, labai daug steikų ir labai daug mėsos, bet labai labai skanu. Tai tikriausiai atsivalgysim ilgam, bet tikrai labai geros kokybės mėsa. Pranešim toliau, kaip mums seksis pas ruonius ir pafotografuosim. Tai tiek. Kaip kvapai? Kažkur tai šilta. Nežinau kur. Atvažiavom prie ruonių kolonijos. Kvapas įspūdingai stiprus. Bet čia jų labai daug. 1000 daugiau. Yeah.
Bet tik atvažiavus kažkaip prisimiršau gal apie tą kvapą, atidariau duris. Tai kvapas toks, nežinau, ar aš esu tokį uostas, kad nors gyvenimą tokį šlykštų. Toks saldus ir rūgštus kartu ir žiaurus kvapas. Bet iš pradžių pasirodė, kad ten turonių, gal koks 1000, bet užlipus kiek toliau atsivėrė toks vaizdelis, kad ten, nežinau, 10 000 turonių. Oras gana vėsus prie pat Atlanto, vėjas ir tas vėjas pučia tą kvapą tau į veidą. Dieve, kaip baisiai. Pabuvom gal 20, gal pusvalandį, nežinau, kaip mes ten pabuvom, pafilmavom, pasifotkirom. Dabar vėl keliai važiuojam link mūsų stovyklavietės, rodo apie beveik 3 valandas važiuot. Tikiuosi kelias bus geras, nebus žvyrkelio. Kol kas kelias tikrai geras ir mašinų nedaug. Tik vaizdai nelabai, nes aplinkui vien smėlis ir dykuma. Bet tikiuosi tuoj nusuksim į kitą kelią ir prasidės gražesni vaizdai. Gal daugiau pafilmuosim, gal droną ištrauksim. Žiūrėsim. Tai tiek. Creation is coming alive. When I'm on vacay mode, be wondering every night to keep my mind from work. Need to go chill by a fire, drink some martini and talk about life. Ooh, doing my best to survive, but I need more. Mommy, I wish I could fly back and beg and go. I really don't mind living right now, so about to get on that plane soon. Don't care if it's to Mumbai or Cancun, as long as I'm high as a kite, hey. Yeah, I'll be good. One life, I'm in love with it all. YOLO. Been hustling around for a while. YOLO. Can't change what's in my mind, I'm on fire. YOLO. One life, I'll be fine. I like it, yeah, yeah, yeah. I'm running away, yeah, yeah. I like it, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I like it, yeah, yeah, yeah. I'm running away, yeah, yeah. I like it, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Feeling the sun on my face, that's the way to go. I like this warm embrace. Can I stay for long? So many things I would try, so many rivers I just wanna dive. Ooh, doing my best to survive, but I need more. One life, I'm in love with it all. YOLO. Been hustling around for a while. YOLO. Can't change what's in my mind, I'm on fire. YOLO. One life, I'll be fine. I like it, yeah, yeah, yeah. I'm running away. Atvažiavom į paskutinę mūsų stovyklavietę, Madisa Camp. Dabar yra 4:30 vakaro, pradės temt. Pasistatėm palapinės, eisim kažką užkast ir lauksim saulėlydžio. Apie 25-26 laipsnius karščio, visi šalkę, visi ištroškę, bet jaučiu, kad visi laimingi. Čia yra mūsų virtuvė. Čia yra mūsų stalas, krosnis. Čia yra vaizdas per virtuvės langą. Tualetas ir vonia antram aukšte. Po medžiais drėbtas iš molio. Štai užlipom į antrą aukštą ir molinis dušas.
ir molinis tualetas. Durys labai fainas. Dreptas moliu. Štai virtuvė įrengta. Krosnis, stalas, kėdės. Ir 2 miegamieji. Like something chips that I'm selling, yes, Simba chips. Gal geresnis 3 geriau, negu aš kaimynai. Gal mum į tą pusę reikėjo? Jo, davai, einam per čia, va, aš matau kelią. Praleidus vieną naktį Madisos stovyklavietėje, vykstam į paskutinį šios kelionės tikslą – Etošos nacionalinį parką. Ten iš viso praleisim 4 naktis ir keliausim atgal į sostinę, kur grąžinę visureigius vyksim į oro uostą kelionį namo. Nuo Madisos iki Etošos yra apie 300 km, tad planuojam tikslą pasiekti per kiek daugiau nei 3 valandas. Pagal tai, ką sako žemėlapis, pagrinde tikimės gero ir asfaltuoto kelio.
sustojus pasifotografuoti ir paskraidyti droną, nežinia iš kur atsirado itin gerai nusiteikus vietinė dama, kuri žinoma ne už ačiū siūlėsi prisidėti prie mūsų fotosesijos. Давай, look at their hair. Nice. Can I have a look at your hair? Cool, go. Wow. Wow. Sorry, kalau bentak kayak gitu miau di ko. Di ko ha. Kamu nabi kuliah. Ah, from the sun maybe. Atsidėkoję ir atsiskaitę už foto paslaugas vykstame tolyn. Šiuo metu esame Atošos nacionaliniam parke, važinėjom po tą visą parką, ieškom gyvūnų, labai daug zebrų, antilopių, ryte matėm nemažai žirafų, dabar 3 valandą po pietų, dramblys didžiulis matosi, bet labai vangiai vaikščioja, gal dėl to, kad karšta. Važinėjom nuo vieno vandens telkinio iki kito vandens telkinio, nes ten pagrinde gyvūnai būriuojasi, ateina atsigert. Ryte turėjom tokį kaip turą su gidu, anksti ryte dar saulė prieš patekant išvažiavom. Užtruko 3 valandas, bandėm, tiksliau ieškojom liūtų, bet liūtų neradom, sakė, ne kiekvieną dieną liūtus galim pamatyti. Šitam parke, sakė, yra apie 200 ir 500 liūtų, bet dienos metu jie slepiasi pavėsį. Reikia ieškoti liūtų anksti ryte arba po pietų, kada jie eina vandens atsigerti. Tai va dabar važinėjom nuo vieno vandens telkinio iki kito vandens telkinio, ieškom liūtų. Šiaip gyvūnų nemažai, ypatingai zebrų daug ir tų antilopių. Ir žirafų nemažai. Žirafų nemažai, jo. Bet reikia stebėti, nes jie labai susitapatinę su aplinka, tai nėra lengva pastebėti. Aišku, žirafos ilgas kaklas matosi iš tolo, bet tokie kaip zebrai, Dramblys sunku pamatyti. Dramblys irgi, Jis didelis, bet spalvoja. Dabar yra 31 laipsnis karščio, ryte atsikėlėm buvo 12,
Ką, važiuojam toliau, žiūrėsim, ką pamatysim, gal pagaliau surasim išsvajotą liūtą. Dramblys nenori pozuotis, nusisukęs užpakaliu ir net nejuda. Žiūrėsim, gal rasim vakar vakare prie mūsų gyvenvietės yra vandens telkinys, tai sėdėjom, žiūrėjom, matėm žirafos atėjo, 4 ar 5, paskiau raganosis atėjo ir ant gal atėjo dramblys. Jau beveik nueinant mums vakarieniaut, pamatėm, kad ateina didelis dramblys. Bet dramblys nusisukęs net neįkrusta. Gal įdu? Gerai, važiuojam toliau. Ne. Praleidę 2 naktis šioje parko dalyje, toliau judam į rytus, kur nakčiai apsistosim Ušaros nakvynės namuose. Atstumas apie 150 kilometrų. These are the olives and feta cheese there, and eggs. We have caprese salad. Po skanios vakarienės ir gerai išsimiegoję, traukiam į dėję jau paskutinį kelionės tašką – Okundžimo stovyklavietę. Ten turim numatę 1 nakvynę bei planuojam gido pagalba susitikti su leopardais. Iki tikslo apie 350 km.
do the farming with the ones that are killing. This now the leopards that you're gonna teach me. Yeah. So they kept some of these areas that they are like memories, like these low. Nu, atsisukit. Ai, mes žinai, kur fotografuosimės. Nu, 1, 2, 3. It weighs about 360 the whole area where I am. So as soon as I get strong beep, I need to turn it on vertically, so it can break down from 0 to 35 to 45 in an angle where I can focus in more. So the beep that you are listening, so this is just a test caller to see if the machine is working or not. That's why we are here. If he would love to attack us in the car, he could do that already. But they do respect something big out in nature. Right. Yeah. If they see a giraffe coming toward him, Yeah. he cannot attack a big giraffe. It's too dangerous to him. So he need to attack something smaller. Leopards hunt in groups or alone? They are solitary. Hunting.
Viskas, kas gerai, dėja labai greit baigėsi. Taip ir mūsų kelionė po šią nuostabią Afrikos valstybę pasiekė pabaigą. Planuotus 3000 km įveikėme su kaupu. Atidavę visureigį suskaičiavom nuvažiavę kiek daugiau nei 4000 km. Atstumai dideli, bet esu įsitikinęs, kad nei vienas kilometras važiuojant neprailgo, kai už lango matėm tokius žadą atimančius vaizdus.